Sveiki visi, su jumis vėl aš juoda lietuvis. Yeah. Šiandien mes vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Taigi, sakykim, visi su vėl aš juoda lietuvis ir žiūrėkit, kągi mes šiandieną ragausime. Ogi ragausime ne saldainis, o gėrimą Kool-Aid. Taigi, šitą gėrimą man atvežė draugas iš Amerikos, iš pačios Amerikos ir šitame gėrime šitas gėrimas yra vynuogių skonio. Taigi, kainos tikslios pasakyti nežinau, bet dabar aš pasinaudojau internetu ir kaip ir radau, kad jie tikrai nėra brangus, jie kainuoja apie 40 centų toks pakelis, o iš šito viso pakelio, pakelis, galima pasidaryti apie 2 litrus gėrimo iš tokio mažiuko pakelio. Čia yra tik tai 3,9 gramai. Tai įsivaizduokit, šitas visas yra 2 gėrimai. 2 litrai gėrimų. Tai va. Nežinau, parduotuvė tikriausiai yra Walmartas. Walmarte kainuoja 38 centus, tai kaina yra, labai gera. Kol kas man jinai patinka, bet dabar svarbu yra pažiūrėti sudėtį ir įvertinti po to šito gėrimo skonį. Taigi, sudėtis parašyta angliškai, nes čia yra amerikietiškas dalykas, bet aš išsiverčiau ir dabar skaitysiu. Taip, tai sudėtis. Citrinų rūgštis, maltodekstrinas, kalcio fosfatas, druska, sudėtyje mažiau kaip 2 procentai askorbo rūgšties, vitamino C, dirbtiniai skoniai, bei dažikliai raudonasis 40 bei mėlynasis 1. Šie dažikliai Lietuvoje yra uždrausti ir visoje Europoje, nes man atrodo, jie sukelia vėžį. Bet tai nesvarbu. Taigi, o dabar, nežinau, iš tikrųjų yra procesas pasigaminti šitą, kad dar negaliu iš karto ragauti. Aišku, aš paragausiu ir pačių miltelių, nes čia yra tiesiog viduje milteliai. Bet aš pasiėmiau 2 litrus vandens, naudojau maišytuvą, blenderį, nes neturiu tokių talpų. Tada cukraus, nes cukraus dėti reikia labai daug, nežinau kiek dėti, pabandysiu pasinaudoti svarstyklėmis, kad atmatuočiau. Ir taip pat turiu patį konteinerį, kur jau bus visas gėrimas laikomas. Manau, galime pradėti nuo būtent šio pakelio atplėšimo. Tai reikia jį taip supurtyti ir atplėšti. Pažiūrėsim, ką čia tie amerikiečiai mėgsta. Taigi atplėšėme, bet jis kažkaip neatsidaro. Dar kartą gal aš biškį daugiau atplėšiu. O, jau jaučiu skonį, jaučiu kvapas yra labai stiprus, vynuogių kvapas, vynogės. Ir jis yra labai stiprus ir toks sintetinis. Bet nesuprantama, kad jis yra labai stiprus, nes čia netgi 2 litrai gėrimą gausis. Tai iš pradžių aš paragausiu pačių miltelių vienų. Žinokit, tikrai galvoju, kad jie bus violetiniai. Bet jie yra tokie mėlyni. Paragausime. Tikiuosi, nesusirgsiu visgi vėžiu. Lik sveikas, lietuvė. Oi. Skonis nėra geras. Mano pirštas labai juodas. Labai rūgštu. Jaučiasi, kad tikrai reikia praskiesti. Ir iš tikrųjų nėra saldu. Kaip ir parašyta, cukraus šitame nėra. Neatsiplauna. Ir dabar liks man juodėsiai. Tai ką padarysiu? Tikrai jaučiasi, kad nėra skirta valgyti pačius miltelius, o iš tikrųjų reikia praskiesti su vandeniu ir cukrus. Tai manau, kad
Verdiktą aš visgi padarysiu gėrimą padaręs, tada ir pasakysiu verdiktą. Tai manau, dabar galime, būtent, kadangi čia bus mūsų konteineris, kur mes viską darysime, tai pilkime Kool-Aidą. Atrodo, kad pyliau pelenus ir netgi įkvėpus jo truputį skauda galvą nuo to viso stiprumo. Bet va, nežinau, padėkime dabar šitą čia. Antras žingsnis yra visgi cukrus ir, kaip žinote, amerikiečiai geria ypatingai daug cukraus. Ir ant to pakelyčio mažyčio buvo parašyta, kad 2 litrams gėrimo reikia 250 gramų cukraus. Ir aš atsiprašau, bet aš tikrai, aš nemanau, kad tiek reikia dėti, taigi aš pabandysiu paimprovizuoti ir dėti truputį mažiau. Tai va, dabar pilu ir sveriu cukrų. Man atrodo, kad 250 gramų net netelpa į mano puodelį. Dabar žiūrėkite. Mes pilsime visą, čia yra visas cukrus ir mes pilsime jį į gėrimą. Kiek gramų galiu pasakyti, dėjau 207 gramus ir dabar supilkime jį į kartu su Kool-Aidu, sumaišykime. Bam, atrodo tiek. Ganėtinai daug, bet paskutinis ir pats linksmiausias etapas yra užpilimas vandeniu. Nežinau, kaip man parodyti tai, bet pabandysiu gal nuleisti šiek tiek kamerą. Ar matosi? Matosi, turėtų matytis, patrauksiu savo telefoną. Telefonas. Ir va čia yra visas daug vandens. 2 litrai vandens iš šito supyliau. Ir bandysiu pilti būtent į konteinerį dabar. Šitą didelį stiklainį. Oi, biškį prapyliau. Bet ten labai graži violetinė spalva. Taip, kiek sužinau, tai reikia pradžiai dar truputį pamaišyti. Nors nežinau, ar čia susimaišysiu tiek daug cukraus, tai tebūnie įpilkime dal vandens. Labai pylasi pro kraštą, bet tai nėra labai svarbu. Dabar maišykime. Sunkiai maišosi. Manau, reikia daugiau vandens dar. Gerai. Aš pabandysiu įpilti kaip nors, nes man taip labai nepatogu. Pabandysiu atsistojęs įpilti už kameros ir jūs nematysite, bet viskas gerai. Filmavimas buvo nutrūkęs, bet sumaišiau gėrimą. Gėrimas sumaišytas, atrodo kaip koks nors, nežinau. Atrodo kaip, realiai tai kaip nuodai atrodo. Bet tikriausiai, aš tikiuosi, kad nebus nuodų skonio. Nebus nuodų skonio, bet manau, kad reikia dar išmaišyti, kad tikrai visą cukrų būtume išmaišę. Gerai, atrodo, kad nuosėdų nėra. Skonis jau kažką pajutau. Taip atrodo gėrimas. Atrodo, kad aš gersiu smalą. Smalą, bet galbūt taip nebus. Galbūt skonis iš tikrųjų mane nustebins, nes kvapas yra stiprus, vynuogių kvapas. Tikiuosi, kad ir skonis bus vynuogių skonio, bet turiu puodelį, su kuriuo matavau cukrų ir pabandysiu jį įsipilti dabar šio nuostabaus gėrimo. Tikiuosi neprapilsiu visur. Neprapyliau.
Čia yra mano gėrimas. Galiu pasakyti, kad dabar kvapas yra daug geresnis. Kvapas yra iš tikrųjų kaip gėrimo kvapas, ne kaip kokių nors miltelių. Atrodo, kad ragauji paprastą, tarkim, nusipirktą iš Maksimos rasa, pavyzdžiui. Panašus kvapas. Aišku, rasa neturi tokių skonių. Bet kvapas kaip gėrimo ir ne kaip nuodo. Telieka paragauti, tiesa. Na ką, lik sveikas, juoda lietuvė. Pirmas įspūdis, tai kad tikrai gerai, kad aš dėjau truputį mažiau cukraus. Nes jau dabar man atrodo, kad yra truputį per saldu. Per saldu. Bet skonis iš tikrųjų nustebino mane, jis nėra toks blogas, jis yra visai geras. Ir tai, kad tai nusiperki už 2 litrus tokio gėrimo, nusiperki už, kiek ten, 40 centų. Čia yra tikrai verta. Čia yra pigiau negu Mio and Rio cola. Mio and Rio. Paragausiu dar kartą. Manau, jeigu jūs gaminsite šitą namuose, manau, labai atsižvelkite į tai, jog kiek cukraus dėti. Nes mes, europiečiai, mes nesam pripratę prie tokio cukraus kiekio, kokį geria amerikiečiai. Atsiminkime tai. Ir kai dėdi mažiau cukraus, skonis iš tikrųjų yra geras. Skonis kaip močiutės koks nors gėrimas. Arba gėrimas rasa iš parduotuvės, bet negazuotas, aišku. Dar esu girdėjęs, kad labai gerai jie su ledukais valgosi, geriasi, bet ledukų neturiu. Paskutiniai gurkšnelį. Tikiuosi labai nėra mano dantis juodi, kaip pavyzdžiui mano pirštas. Atrodo, kad jie amputuos. Paskutinį gurkšnį. Geras, tikrai geras. Ką čia? Kaip ir viską pasakiau, manau dabar jau galėčiau vertinti. Tai skonį vertinčiau, na kokiu 8 tikrai. Nėra pats skaniausias gėrimas, bet tikrai skanus. 8 iš 10. Ar šitas gėrimas vertas šitos kainos? Na, manau, kad kaina tikrai yra maža ir kad tu gauni tokios kokybės, ganėtinai geros gėrimą už tokią kainą, tai manau, kad tikrai vertas. O ar aš jums rekomenduočiau paragauti? Nu, tai paliubomu, seniuk. Tikrai nuo vieno karto išgėrimo tų dažiklių jums nieko nebus. Jūs nemirsite, gausite vėžio arba gausite, nežinau, bet skanu tikrai yra, verta pabandyti, verta suprasti, kągi tie amerikiečiai ragauja. Ir čia šitas mano vaizdo įrašas yra tikrai specialus, noriu pasakyti. Nes čia galima netgi išvelgti dviejų kultūrų, visiškai skirtingų kultūrų susijungimą į vieną sferą. Na, jeigu patiko šitas video, patinai paspauskite laiką, subscribe. Prašau, followinkite mane Instagrame tikras juoda lietuvis. Šiandien aš juoda lietuvis ir kartu.